yra mūsų very professional setupas. Čia yra visiškas feilas. Tai jei pamenat video, kur valėm šitą Mazdą, buvom labai gražiai išplovę jai lubas. Ir po kurio laiko, štai vėl čia viskas žiauriai sudrėkia. Tai greičiausiai ir supelys jinai buvo, nes kažkur leidžia stogas. Tai dabar nuėmėm viską, einu išvalau ir bandysim užtaisyti šitas skyles. Ir čia yra šiokie tokie įtrūkimai. Tai va. Pilnai išimti šito nepavyko. Ir jeigu spėtumėt, kodėl nepavyko, tai manau labai greit atspėtumėt. Nes ne viskas išeina atsisukti, kas norisi, kad būtų atsukta. Na štai, užsandarinome stogą, lauksime, kol išdžius. Čia turime šitos pažeminimus, kuriuos iš toli parsivežėm. Ir juos pavyko gauti iš vieno iš sekėjų, gal nežinau kaip čia teisingai išreikšti, bet buvo iškirpta tam tokia skylė. Iškirpta, taip. Tai dabar Aurimas išpjovė keturkampuką ir bandysim ją užduoti. Tarp kitko šitie yra kitos Mazdos, ne tos Mazdos. Viskas šviečia, nieko nematau. Įspraudėm čia tokį apskritimą iš kito Mazdos bumperio. Dabar reikia jį prilituoti. Reikia sulyginti ir prilituoti. Gali pati daryti? Duok. Tik nesugadink. Šitą mano meno... Ne. Ne taip, va taip. Va taip. Va taip. Taip. Gerai. Tada kitoj pusėje taip pat padaryti. Gerai. Ir tada jis jau nebepabėgs. Man buvo labai smagu, tai dabar... dabar nebe taip smagu. Nes visai čia reikia jėgų jas nukirpti. Nu va, dabar užsilopim, turim tokį gabalėlį ir dabar pabandysiu čia užlituot ir tada, nežinau, nušveisiu ir tikėsiuos geriausio. Žodžiu, skylę užsilydžiau, iš tos pusės atrodo taip, skiriasi jų storis, tai savaime to pasakoju čia biškį ir daugiau pašyst reikėjo, na, bet dabar bandysiu užpakliuoti ir išlyginti. Ir aš turiu lygiai 0 kompetencijos šitiems darbams, turbūt nereikia sakyti. Trūko Mazdai šitų dalykų. Hello! Tai užsikniau tokius ir šie yra labai vintažiniai iš Focus 88 metų. Super. Tai tiesiog nupirkau, nežinau, Temu ar kažkur Ralikę šitos, nušveičiau. Dabar juos nugruntuosiu, uždažysiu ir dėsim šitą retro. Šiaip tai jau net nežinau, kelta čia eina diena, kai tiesiog užpakliuoju, išlifuoju ir panašiai tą skylę. Bet atrodo jau viskas iš tikrųjų į pabaigą. Šiaip buvau paėmus atostogas, tai tikėjausi, kad, nu, čia ką, čia taukšt paukšt bus viskas padaryta, uždėsim visą šitą body kitą, nudažysim Mazdą, uždengsim tą juodą dalį, kuri mane erzina ir bus viskas, tai ne pagal planą, čia biškiai eina ilgiau negu tikėjausi. Nes ir čia dar reikia padirbėti, iš kitos pusės tai čia fine. Nu ir šitas slengstis dabar beliko, visa kita tai jau ilsisi. Šiaip tai šitas bodykitas yra labai sunkiai randamas dalykas ir labai ačiū žmogui, kuris atsiliepė į mano šauksmus, bandant jį surasti praeitam video. Galite pažiūrėti, ten plačiau ir papasakoju šito bodykito kilmę ir kodėl jisai yra sunkiau surandamas. Tai tik tai, kad va, reikėjo, kad pusę metų beveik praeistų, kad prisėščiau jį bandyti sutvarkyti. Tai skylės pagaliau nebėra. Užlopita. Štai taip atrodo mano pilnas komplektas. Viskas paruošta. Tai tikėsimės, kad savaitgalį bus labai geras oras ir galėsim nudažyti ir sudėti viską. Tai dar reikia susitvarkyti su ta juoda dalim. Štai šita visa. Ant bumperių tai nesimatys. Jau pasitikrinom, kad užsidengs, tai Aurimas sako, kad čia yra kažkokia guma ir ji turėtų šildant nusilupti. Dar tuoj dabaigsiu iki galo tą side questą, suklijuosiu lipdukus ir bus galima šitą pagaliau uždengti.
Čia nėra galutiniai jos ratai, šitie ratai greičiausiai perkeliausi mano kitą Mazdą tiesiog, bet vis taip, šitų trūko, radau eBay, labai cute, tai įdėsim. Tai jau yra kita diena, planas A. Buvo šildyt ir nugrandyti tą juodą dalį, planas A nepavyko, planas B nušveist viską. Nuimt reikėjo per vasargį čia, nes anas sparnas yra dažytas, o šitas ne, ir reikia nudažyti šitą dalį. Pažiūrėkit, kokių čia radybų radom. Pelės galėtų gyventi. Čia yra labiausiai fancy update'as šitos Mazdos, tai yra skidelis. Gavau dovanų jį su kalėdom nuo Aurimo. Tai kai pirmą kartą pasidalinau juo, visi klausė, nuo ko pritaikėm šitą skidelį, tai skidelis yra Mazdos 323 FBG, tokios pačios kaip ir šita, tik tai originaliai Japonijoje jos ėjo kaip Euna 100 ir jos turėjo beprotiškai prabangę tokiam automobiliui komplektaciją, daug visokių buvo navarotų ir vienas iš jų buvo šitas skaitmeninis skidelis. Viską nušveičiau. Labai čia įdomi gausi, kad ant sparno dažai faktiškai valosi. Šiandien nefiga. Pyksa. Ką manai apie tai? Gerai, galim grįžti prie šito sidequesto. Sidequestas įgyvendintas. Tai iš esmės viskas paruošta, bet reikia nugruntuoti ir dažyti. Ir dažysim greičiausiai ryt. Labai tikiuosi, kad nelis. Oh my god. Offroadino. Explorerį. Gerai, turiu kolos ir krūvą šiukšlių. Apstaškiau biškį. Žodžiu, reikia užsidengti. Dabar o nedažysiu. Stengtis kuo geriau izoliuoti viską, tai važiuojam. Nu ką, viskas čia paruošta. Supakuota. Šitie, reikia juos išvalyti, tada gruntuosim ir dažysim. Ate, šlikšta juoda dalis, ate. Tai visgi bandom viską padaryti per vieną dieną ir čia yra mūsų very professional setupas. Dabar išvis visi mano kasekai, kuriuos jūs padarėt, veikiant šitos dalykus. Va, viską atbaltėjo, tai vieta, kur buvo skylė. Viską kažkiek matosi. Bet overall neblogai. Tikrai nėra kažkokio labai gūzo, kaip tikėjausi, kad bus gūzas čia. Nu ką. Raudonins reikia. Jau nežinau, kelintą dieną čia šitam video, bet viskas. Padarėm vieną failą, va čia, nes tikėjomės, kad užsidengs tas juodas slenkstis ir nedažėm iki galo, bet turns out, kad neužsidengia, nieko. Jo, iš tikrųjų tai visai kitaip atrodo mašina, nežinau, paliksiu čia kažkur nuotraukę fone, kaip šiaip jinai atrodė prieš tai ir turėtų atrodyti, bet jo, overall, dabar turim štai tokią Mazdelę. Cute, labai. Čia viskas susimovė kaip kojinas, tiek prieki, tiek gale, o šituos teko pasiklijuoti. Tai rytoj vykstam į kelionę su Mazdelė ir prieš kelionę galvoju, gal reikėtų pabandyti ją nusipoliruoti. Prieš poliruojant norėčiau pataisyti tokius dažų nubraukimus, turiu originalų fokusuo. Iš 91 metų Mazdos pieštuką dažų, pažiūrėsim ar veikia. Puiku, dažai neuždžioja, viskas gerai. Šiaip, kol naktį stovėjo mano šitą Mazdą parkingę, kažkas labai magiškai tiesiog parkuodamasis prakirto man čia per šoną. Užknisa, kad žmonės tokie bjaurūs ir nesąžiningi, nes kai man buvo taip atsitikę, ne taip, o tiesiog durelis neturėdavo sulaikymo, tai jos krisdamos užkabino, atsidarydamos labai plačiai užkabino kitą automobilį. Aš iškart pasiskambinau pati į policiją ir paprašau, kad man atsiųstų savininkę, nes manau, kad padariau damage, nors mašina ir taip buvo subraižyta ir net nebūtų gal pastebėję, bet nežinau, kaip žmonės miega padarė tokius šūdus, labai liūdna. Gerai, tai dabar apsiklijuosiu visus juodus moldingus ir bandysiu poliruoti. Pirmą nuplausiu. Nu ką, važiuojam. Nežinau, iš tikrųjų, ar darau tai teisingai, bet atrodo, kad visai veikia, nes čia buvo nepoliruotas sparnas, jau biškiai apsipoliravo, žodžiu, durys.
Ir turim šį kapotą. Jei! Mašinėlė yra tokia maža, kad jaučiuosi kaip valyčiau tulką su dantų šepetėliu. Tai praėjo visa diena. Nemanau, kad poliravimas yra mano svajonių darbas. Toj parodysiu. Štai taip dabar atrodo mazdelė. Iš tikrųjų, čia kraštą nusiplausiu šampūnu. Dėl to, kad turėjau įtarimą, kažkaip jinai per lengvai čia raudoninasi. Ir greičiausiai toks panašiai ir bus galutinis rezultatas. Aišku, liūdna, nes iš pradžių atrodo taip kaip priekinės durys tos. Which is crazy, nes tai net atrodo kita spalva, bet turint omeny tai, kad jos buvo faktiškai labai panašaus atspalvio, panašaus blizgėjimo, tai visai neblogai. Čia gera vieta suprasti, nes čia buvo dažytas naujai, o čia sparnas, o kapotas ne, tai kažkiek tas atsigavimas matosi, bet čia nieko neplau ir nedariau, tai jaučiasi. Žodžiu, važiuojam į plovyklą ir pasižiūrėsim galutinį rezultatą po plovyklos. Tai va, vakar nusiploviau mašiną, dabar jums galiu parodyti, kaip iš tikrųjų jinai atrodo. Nėra tokia blizgi, kaip atrodė iš pradžių, toli gražu. Geriau šiek tiek nei buvo, bet jei lygint su sparnu, kuris buvo perdažytas, tai nieko labai gero. Teks poliruoti dar kartą, nes greičiausiai buvo žiauriai išjudina pasta, kadangi buvo poliruotos faros su kita pasta ir jos atrodo geriau negu atrodo kapotas. Visas tas gabalas netgi ryškiau raudonas toks. Tai va, šiam video tiek ir ačiū, kad žiūrėjot. Pasimatysim kitose video.